12 uždavinys, arba kitaip sakant, antros egzaminų dalies antrasis uždavinys. Na, iš tiesų, toliau mes tęsime nesudėtingų uždavinių seriją, vėl nieko sudėtingo. Ir tie, kas, aišku, mokinosi labai intensyviai matematikos egzaminui ir sprendė tikrai kur kas sudėtingesnių uždavinių, tai jiems turbūt šie uždaviniai tiesiog sukėlė žiovulį. Na, tai čia buvo didesnė turbūt tikimybė neišspręsti uždavinį, bet tiesiog užmigti egzamino metu. Tai, žodžiu, bet gerai, užtenka čia juokauti, kažkam gal šitas egzaminas buvo sudėtingas. Na, žinant, kad ne visi eina egzaminą laikyti tie, kurie moka iš tiesų tą matematiką, tai tikrai buvo dalis žmonių, kurie net ir prie šių uždavinių turbūt sėdėjo ir kraipė galvą ir nežinojo, kaip spręsti. Tai, na, žodžiu, bet kokiu atveju rodau, kaip reikėjo šitą uždavinį išspręsti. Tai mes žinome 2 geometrinės progresijos narius. Na, uždavinio sudarinėtojai netgi nepasivargino galbūt duoti, tarkim, ne 2 greta esančių narių, būtent reikšmes. Na, tebūnie. Davė patį paprasčiausią variantą, tai žinome, kad geometrinės progresijos vardiklis tai yra lygus 2 greta esančių narių santykiui. Tai yra, mes imame B2 padalinta iš B1. Tai 6 padalinta iš 2 gauname 3. Na, toliau, čia, aišku, gal buvo galima ir tokiu atveju, kai žinome pirmąjį narį ir geometrinės progresijos vardiklį, buvo galima užsirašyti, tarkime, n-tojo nario formulę, bet, na, jau sprendžiau šitą uždavinį taip, kaip sprendė visi tie žmonės, kuriems ir buvo šitas uždavinys taikytas. Tai sprendžiau taip, tiesiog ir dauginau iš q, tai yra, norėdamas surasti trečią narį, tiesiog mums ką reikia padaryti? Antrojo nario reikšmę padauginti iš vardiklio. Tai gauname 6 × 3 = 18, turime trečiąjį narį. Norim susižinoti ketvirtą, tai tokiu atveju jau trečiojo narį, geometrinės progresijos nario reikšmę. Dauginame vėl iš vardiklio, gauname 18 × 3 = 54. Na ir į atsakymų laukelį užrašome skaičių 54.